pirmas yra. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandieną kreipiamės į Tave vėl maldoje ir norime Tau dėkoti už Tavo tėvišką aprūpinimą mūsų kaip vaikų savo ir visą pasaulį Tu juk aprūpini ir kiekvienam Tu duodi ir duonos kasdieninės. Ir esam dėkingi Tau, kad Tu nepalieki mus ir dvasiškai arkti, bet mes galime mėgautis Tavoju žodžiu ir Tavąją malonę ir šiandieną čia Varėnoje. Mes šiandieną susirinkę čia galvojame taip pat apie tuos, kurių mūsų tarpe jau nėra. Ir man buvo labai liūdna ir gaila, kad iš šių namų šeimininko jau mes nebeturime čia kartu su mumis, bet mes meldžiame jam taip pat mielo dangiško Tėvo ramybės ir džiaugsmo ten. Ir mes galime tikėjime priimti, kad ir šiandieną jisai, o ir kiti mūsų tikėjimus sesutės ir broliai dvasioje yra kartu su mumis, nes mes tikime, kad netgi mirusieji Dievai yra gyvi. Taigi, tokiame tikėjime mes norime šiandieną prašyti, mielas Tėve, Tavo šventosios dvasios ir išminties, kad mes dangišką duoną galėtumėm pasidalinti su visais broliais ir sesutėmis visame pasaulyje ir ieškoti tos vienybės, kurios prašė ir dėl kurios meldėsi ir mūsų viešpats Jėzus Kristus. Mielas Dieve, kai mes pažvelgiame vėl į pasaulį ir matome tuos baisius karus, tai mes vėl ir vėl prašome Tavosios dieviškos išminties visai žmonijai ir ypatingai įvairių tautų vadovams ir įvairių tikėjimų vadovams, kad jie galėtų atrasti būdus ir priemones, kaip nutildyti karus ir tas žiaurias žudynes ir kankinimus, kurie vyksta pasaulyje iki šių dienų. Tad palaimink juos, o ir mus. Mes prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius iš Apaštalų darbų knygos 2 perskyrimo 39 sakinio, kur yra parašyta: Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams, ir visiems toli esantiems, kuriuos tik Dievas pašauks, viešpats mūsų Dievas. Prašom sėstis. Taigi džiaugiuosi galėdama šiandieną vėl būti jūsų tarpe, jau po ilgesnio laiko nebuvau čia. Ir norėčiau perduoti linkėjimus nuo Vilniaus bendruomenės, taip pat nuo Jurbarko bendruomenės ir taip pat nuo eilės mūsų bažnyčios tarnų, nuo mūsų krašto evangelisto, nuo mūsų krašto vyresniojo ir taip pat dar turiu linkėjimus ir iš katalikų bažnyčios, nuo mūsų katalikų bažnyčios pažįstamų vyskupo Bartulio, kuris tarnauja Šiauliuose ir mus pasikvietė į ekumeninės pamaldas ir taip pat galėjom dalyvauti ir Vilniuje ekumeninėse pamaldose 25 dieną sausio. Taigi, jie siunčia jums visiems kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Taigi, šiandien girdėjome apaštalo Petro žodžius, kuriuos jisai pasakė kaip, galim taip sakyti, pamokslą tokį, pirmąjį savo, kada apaštalai buvo paženklinti šventąja dvasia, gavo šventosios dvasios dovaną, pradėjo kalbėti įvairiomis kalbomis. Ir tada būtent žmonės buvo sujaudinti, kai pamatė visą tai, kas vyksta. Ir jie tada klausė, čia yra rašoma būtent, kad tie žodžiai tiesiog vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Bet Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums jūsų nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Taigi šventąją dvasią gavo apaštalai ir Jėzus jiems tą šventąją dvasią pažadėjo,
Bet tą šventąją dvasią pažadėjo duoti ir visiems tiems, kaip ir čia apaštalas Petras ir sakė, netgi vaikų vaikams ir netgi toli esantiems, kuriuos prišauks viešpats Dievas, kad jie taip pat gali gauti tą šventosios dvasios dovaną. Tai kasgi yra ta šventoji dvasia ir kamgi reikalingas buvo tas toks atsivertimas ir ar jis yra aktualus ir šių dienų žmogui. Tai turbūt reikėtų pastebėti, kad šitie įvykiai, kuriuos čia mes skaitome, vyko beveik prieš 2000 metų. Ir jie vyko šalyje, kur žmonės turėjo gilų protėvių tikėjimą. Šiandien mes gyvename šalyje ir iš vis tokiame laike, kur jau dauguma žmonių yra, taip vaizdžiai tariant, supasaulėję. Tokio gilaus religinio tikėjimo, kokį turėjo ano meto žmonės, deja šiandieną jau mes neturime. Žinoma, nereiškia, kad tikinčiųjų šiandien nėra Lietuvoje, jų yra. Ir mumyse dar rusena tam tikras tikėjimo lygis, bet ano metu žmonės turėjo tam tikrą tikėjimą ir jie buvo tikintys žmonės, nors visais laikais, yra sakoma, būdavo ir yra visokių žmonių. Bet tai buvo laikas ir mes turbūt galim pastebėti, kad netgi Lietuvoje, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai daugelis žmonių ir netgi apaštališkoji bažnyčia galėjo džiaugtis tuo momentu, kada tikinčiųjų buvo galima lengviau pakviesti į bažnyčią, į netgi informacinės valandas, kada mes tiesiog pakviesdavom žmonės ir buvo galima tą evangeliją kažkaip lengviau perduoti ir pakviesti žmonės, kad jie lankytųsi pamaldose. Bet per tą 30 metų, kuriuos mes čia galėjome išgyventi Lietuvoje, dieviškame tikėjimo kūrinyje, apaštališkoje bažnyčioje, tai mes galėjom pastebėti, kad daugelis mūsų tikinčiųjų arba viešnių ir svečių, kurie ateidavo pas mus į bažnyčią, iš jos jau išėjo, jų nebeliko. Kai kurie, aišku, išvyko į užsienį, kai kurie jau yra iškeliavę į amžinybę, o mūsų bažnyčioje taip pat jau daug žmonių yra mirę. Taigi, mūsų bažnyčia, galima taip sakyti, sumažėjo mūsų bendruomenėse tikinčiųjų ir jų ir toliau mažėja. Ir jeigu taip pažvelgtume ir į visą pasaulį, tai galime mes pastebėti, kad krikščioniško tikėjimo gausumas arba žmonių skaičius mažėja. Žinoma, yra šalių, kuriuose tikinčiųjų skaičius didėja krikščioniškų tikėjimų, bet netgi tame, galima taip sakyti, išsivysčiusiame pasaulyje žmonių tikėjimas silpsta. Ir nemažai bažnyčių yra paverčiamos jau netgi kavinėmis, ir į kurią žmonės ateina tiesiog atsigerti kavos, o kartais bažnyčiose yra organizuojamos diskotekos ir kunigas kaip artistas su sutana veda muziką ir šoka kartu su jaunuoliais, kurie ateina į tą bažnyčią kaip į diskoteką, kaip į šokius. Taigi, daug kas pasikeitė per tą laiką, kuris buvo būtent pirmoje apaštališkoje bažnyčioje. Ir turbūt šiandieną tikėtis to, kas buvo prieš 2000 metų, mums yra jau gana sudėtinga, sunkoka. Ir šiandieną, jeigu būtų apaštalas Petras ir žmonės vėl pradėtų kalbėti įvairiomis kalbomis ir sakytų, kad jie yra gavę šventosios dvasios dovaną, tai turbūt daugeliui žmonių tai būtų kaip jumoras ir jie tai priimtų visiškai kitaip negu ano metų žmonės, kurie gyveno būtent prieš beveik 2000 metų. Bet ar mums yra aktualūs šitie žodžiai, kuriuos pasakė apaštalas, kad šventoji dvasia vis dėlto yra pažadėta visiems žmonėms, kurie jos sieks. Ir kamgi jos siekti ir kamgi yra jinai reikalinga. Ir kamgi iš viso reikalingas žmogui
auklėjimas šventoje dvasioje arba tikėjimas. Juk kartais žmonės sako, kad tikėjimas tai yra opiumas liaudžiai, buvo sakoma dar Tarybų sąjungos laikais, kad tai yra priemonė, kad būtų galima žmonės padaryti tokiais nuolankesniais ir paklusnesniais, kad jie būtų paklusnūs valdžiai ir iš vis kitiems žmonėms ir tautoms, kurie gyvena kaiminystėje. Taigi, kad norint suvaldyti žmonės, tai jiems buvo sukurta tam tikra religija, kad jie visą laiką jaustųsi tam tikroje Dievo baimėje, tai reiškia, kad jie tada, bijodami Dievo, jie nevogs, nemeluos, nežudys. Taigi tikėjimas atnešė daugeliui tautų, galim taip sakyti, labai daug naudos. Nors kai kurie galbūt sakytų šiandien, kad religijos ir tikėjimai, kurie yra šitame pasaulyje, jie kaip tik žmonijai atnešė labai daug karo, labai daug nuostolių, labai daug mirčių ir žiaurumų. Nes jeigu mes pažvelgtume į krikščionybės istoriją, tai joje galime pastebėti, kad ko jau ko, bet kraujo praliejimo ten netrūko. Nes kariavo įvairių tikėjimų žmonės, ar tai būtų krikščionys, ar tai būtų musulmonai, ar kitų tikėjimų žmonės. Paprastai daugelis žmonių kariavo. Ir kaip būtų gaila, tebe kariauja ir šiandieną. Kai mes stebime šiandien tą karą, kuris vyksta tarp Rusijos pravoslavų, krikščionių, tikinčiųjų, jaunuolių, ir taip pat Ukrainos pravoslavų ir krikščionių, tai mes galim pastebėti, kad yra žudomi broliai. Tiesiog broliai, nors jie yra krikščionys. Ir dar kartais yra pasakoma, kad tai yra šventas karas ir kad kiekvienas turi siekti savo tikslų ir kiekvienas įsivaizduoja, kad jis yra teisesnis. Tai kaip būtų gaila, bet pasirodo, tikėjimai arba religijos problemų ir karų neįsprendžia. Arba kitaip tariant, jeigu žmonės turėtų tvirtą tikėjimą ir nebūtų randamas juose klaidingas įsitikinimas arba klaidingi jausmai ir emocijos arba tikslai, tai krikščionybė viena iš religijų pasaulyje yra, kuri yra vadinama meilės religija. Tai yra išskirtinė religija, nes Jėzus, kaip Dievo sūnus, jisai buvo pirmas turbūt žmogus ir Dievo sūnus ir Dievas toks, kuris mokė mylėti ir laiminti priešus. Ir juos nekeikti, ant jų nepykti ir jokių būdų nežudyti. Nes jis kalbėjo, kad kas kardą paims, nuo kardo ir pražus. Taigi Jėzus mokė taikos. Tuo tarpu mes turbūt galime pastebėti, kad įvairiuose kitose tikėjimuose arba netgi netikėjimuose tai visuomet vadovaudavo, arba taip galima sakyti, turėjo daugiau vietos tas vadinamas egoizmas, pyktis, kerštas. Ir netgi, jeigu taip pažvelgtume mes į Lietuvos istoriją, tai reikėtų vėl pastebėti turbūt, kad mūsų protėviai turėjo tokį pagonišką tikėjimą ir nelabai norėjo, kad jų pagoniškas tikėjimas būtų pakeistas krikščionybė. Ir Jurbarke, ten netoli Jurbarko, mes turime tokį pastatytą neseniai paminklą, kryžių, kuris primena, kad būtent 1009 metais, mūsų eros metais, toks vyskupas Brunonas buvo vienas iš pirmųjų krikščionių, kuris atvyko į Lietuvą ir norėjo ją pakrikštyti, kad lietuviai paliktų savo pagonišką tikėjimą, pagoniškas tradicijas ir apeigas ir pereitų prie krikščioniško tikėjimo.
Bet mūsų protėviai lietuviai visus tuos, kurie norėjo pakeisti jų tikėjimą arba mokymą, tiesiog nužudydavo. Ir Brunonas vyskupas buvo prie Jurbarko nužudytas ir sakoma, kad netgi buvo nukirsta jam jo galva ir buvo įmesta į Aistės upę. Ir dar mokslininkai ir archeologai iš tiesų iki šios dienos negali dar tikrai pasakyti, kurioje vietoje tikrai buvo nužudytas vyskupas Brunonas, bet šiaip ar taip mūsų protėviai tiesiog nenorėdavo keisti savo nuomonės. Ir kai vyksta karas Gazos sektorėje, Izraelyje, tai kartais yra sakoma, kad visų pirma reikėtų ieškoti būdų, kaip suderinti ideologijas. Arba kitaip sakant, kad suderinti arba pakeisti žmonių nuomonę, jų elgesį arba gyvenimo būdą. Nes kad ir kaip būtų gal gaila ir keista, yra žmonių ir tikėjimų šiandieną, kurie netgi savo mažus vaikučius nuo pat jaunų dienų moko nekęsti vienos ar kitos tautos ir žudyti ją kaip priešę, tiesiog ją sunaikinti. Nes kol jinai gyvens, tai jie neturės ramybės ir neturės savo žemių ir savo pragyvenimo, kokie jie galėtų turėti, būtent jeigu šitos tautos nebūtų. Tai kad tokius tikėjimus išgyvendinti arba pakeisti, pasirodo, tai nėra paprasta, nėra lengva. Ir šiandien, kaip bebūtų gaila, vyksta karai. Bet Jėzaus Evangelija, šventosios dvasios dovana, būtent kaip yra ir buvo, Jėzaus mokymas ir jo Evangelija yra taikos Evangelija. Ir yra svarbu labai, kad čia, kaip ir apaštalas sakė Petras, kad šitas pažadas skirtas yra jūsų vaikams ir kad jis gražiai pasakė ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pašauks viešpats mūsų Dievas. Taigi pasirodo, Dievas visuomet ieškojo žmogaus, jau pradėjus nuo Adomo. Mes skaitome, kad pirmieji žmonės, kai nusidėjo, tai Dievas jų ieškojo. Adomo ieškojo, Ievos ieškojo, kurie pasislėpė, bijodami Dievui pasirodyti, kadangi jie nusidėję buvo. Taigi pasirodo ir visa žmonija, galima taip sakyti, šiandieną tam tikrą prasme slepiasi nuo Dievo ir nori nuo jo bėgti. Bet Dievas kaip tik žmogaus ir žmonių ieško ir nori juos vėlgi pas save ir prie savęs priglausti, pasikviesti ir sako, sugrįžkite mane palikusieji vaikai. Ir kartais žmonės, kai vyksta karas, sako, tai žinot, jau Dievas mus paliko, Dievas nesikiša į žmonių gyvenimus, į tautų gyvenimus, tiesiog Dievas mus paliko. Bet vienas kunigas taip gražiai pasakė, sako, ne Dievas mus paliko, nes Dievas niekuomet nenorėjo žmonių palikti, nes Dievas nenori, kad žmonės kariautų ir žudytų vieni kitus, bet problema yra ta, kad žmonija paliko Dievą ir nuo jo atsitraukė. Tai reiškia atsitraukė nuo jo įsakymų ir nuo jo mokymo, nuo jo vedimo. Nes yra paprastai taip, jeigu mes atsitraukime nuo Dievo, tai dažniausiai paduodame ranką šito pasaulio kunigaikščiui šėtonui, kuris mokina vogti, meluoti ir žudyti. Ir mes galim turbūt pastebėti, kiek šiandieną yra kuriama ginklų, kiek yra gaminama ginklų tam, kad žmonės ir toliau vieni kitus žudytųsi. O kitaip tariant, žudant ir kuriant ginklus, problemos paprastai nebus galima išspręsti. Ir paprastai kare jau laimėtojų nebūna, pralaimi visi. Taigi, čia apaštalas norėjo pasakyti, kad Dievas ir šiandieną šaukia žmonės visus. Visus žmonės visame pasaulyje. Sugrįžkit mane palikusieji ir nuo manęs atsitraukusieji vaikai. Bet žmonės dažnai sako, kad vis dėlto jie neprivalo Dievo klausyti,
nes jie turi tokią išmintį ir tokią politinę galią ir valdžią ir tokius pinigus, kad jie patys jau yra ponai ir jie patys gali nustatyti, kas yra teisybė ir teisingumas. Ir jie būtent gali pasakyti, kam, kieno ir kiek žemių priklauso ir kas turi teisę valdyti šitą žemę ir visas jos iškasenas, visą jos maistą, kuris jame užauga ir visas jūras. Taigi daug tokių yra šiandieną, kurie nori pasakyti, kad mes patys be Dievo nustatysime ir įvesime tvarką žemėje. Ir tokių darančių tvarką žemėje šiandien yra. Bet, kaip galima pastebėti, tos tvarkos įvesti nė vienam iš jų nepavyks. Nes jų kunigaikštis, dėja, kaip būtų gaila, ir vadovas yra velnias, kuris moko vogti, meluoti ir žudyti ir laikyti žmonės baimės, nelaisvėje ir įbauginti juos taip, kad pasakyti, kad būtent jis yra vadovas šitame pasaulyje su savo baime, su savo žudimais ir savo baisiais ginklais. Tuo tarpu Jėzus norėjo pasakyti visiems žmonėms ir šiandieną kviečia visus dar žmonės, kad jie kaip Dievo vaikai sugrįžtų vėl prie jo ir atsiverstų. Neseniai teko būti vieno dainininko Kirilkino koncerte, kuris padainavęs keletą dainų atsisėdo prieš visą salę ir sako, aš jau daug ašarų praliejau ir aš esu dėkingas tam gydytojui, narkologui, ir kuris man padėjo atsikratyti alkoholio. Jisai sako, aš esu dėkingas visiems žiūrovams, kad jie atėjo, aš galvojau, kad niekas nebeateis į mano koncertus, kadangi būdavo taip, kad jis į koncertus kartais atvykdavo užgėręs arba iš viso nebeatvykdavo. Tai jisai sako, užkodavimas man padėjo atsiversti ir dabar tik tai aš pamačiau, kiek labai daug klaidų aš gyvenime padariau, kiek daug laiko beprasmiškai aš praleidžiau. Man tiesiog labai gaila laiko, kurį aš praleidau gerdamas alkoholį ir su tuo susijusias klaidas darydamas. Taigi pasirodo, kad ir šiais laikais žmogui atsivertimas yra būtinas, jis yra reikalingas. Ir kad pasirodo žmogus, kada jisai atsiverčia, jis pamato, kaip jisai klydo. Nes šiandien turbūt mes galim pastebėti, kad yra daug žmonių, kurie gyvena tam tikroje valdžioje, tam tikroje nuodėmėje ir jie savo klaidų nemato. Jiems atrodo, kad visa tai yra nuostabu. Turbūt kiekvienas iš mūsų mes galim tą pastebėti, kai mes esame įsitikinę savo teisumu, tai mums atrodo, kad visi žmonės, kurie yra prieš mus nusistatę arba gali pasakyti, ką nors blogo apie mus, tai jie klysta, nes mes esame teisūs ir mes stengiamės įrodyti savo teisingumą. Bet kai mes atsiverčiame, tai mes suprantame, kad mes buvome įvairių dvasių apgauti. Galbūt esu pasakojęs jums, kad vaikystėje aš turėjau tokį įsitikinimą, paskaitęs krišnaistų tikėjimo knygų, kad negalima valgyti mėsos, negalima valgyti kiaušinių. Ir tai man atrodė, kad tai yra mano gyvenimo tiesa, mano tikslas, kad aš esu toks jau šventasis, kuris nevalgo mėsos, tai reiškia, dėl manęs nebus žudomos nei vištos, nei kiaulės, nei galvijai, kad aš būtent esu geresnis negu kiti, kurie mano kitaip ir jie valgo viską, ką tik tai gali ir nori. Bet iki tol, kol už mane nebuvo melstasi ir iš manęs nebuvo išvaroma ta krišnaizmo dvasia. Ir kada viena pastorė meldėsi ir uždėjo rankas ant manęs ir įsakė tai nuomoniai arba tam tikėjimui, klaidingam tikėjimui arba tai dvasiai išeiti iš mano organizmo, iš mano proto, iš mano minčių, tai man padėjo atsiversti. Ir tada aš pamačiau, kad visą tai, ką aš
kiek metų aš nevalgiau mėsos, kiaušinių ir viso to, kas gyva, nei žuvies, nei nieko, tai buvo iš tiesų kvailystė. Bet kol aš buvau toje, galima sakyti, dvasios, toje nelaisvėje, man atrodė, kad aš esu šventasis, kad aš esu kažkoks čia išskirtinis. Bet tai buvo paprasčiausia kvailystė. Tai pasirodo, šiandien yra įvairių minčių ir įvairių dvasių, kurios gali užvaldyti žmogaus mintis ir priversti jį daryti tai, kas jam atrodo labai teisinga ir gerai, bet tai yra kvailystė. Ir kartais ir apie vieną ar kitą prezidentą yra sakoma, kai šitas prezidentas sugalvojo grobti, plėšti ir žudyti kitą tautą, jam tai atrodo, kad tai yra labai teisinga, kad tai yra labai gerai, nes jis įrodys, kad jis neklydo. Jis įrodys, kad jis yra toks išmintingas, kad jisai gali tą karą ir tą žudynės tiesiog pateisinti. Ir savo tautai padaryti tiek gero, kad visi tie nusikaltimai bus jam atleisti ir pamiršti, ir kad jis galės ir sugebės valdyti netgi visą žemę, visus žemės gyventojus. Bet tai yra kvailystė. Paprasčiausiai žmogus, kuris taip galvoja, jis galvoja, kad jis yra antiek išmintingas ir galingas, kad jis gali padaryti viską, bet iki tol, kol jis neišeis iš tos, kitaip tariant, neatsivers iš tos apgavystės ir to melo, kuriame tas žmogus yra. Taigi pasirodo, kad visais laikais žmogui yra naudinga vis dėlto atsivertimo išgyvenimas. Be abejo, laimingi yra žmonės, kurie yra laisvi ir kurie yra neužvaldyti vienokio ar kitokių neteisingų minčių, neteisingų gyvenimo būdo, elgesio arba žodžių, arba pykčio, arba egoizmo. Bet vis dėlto daugelį žmonių pasirodo, kad įvairiais gyvenimo momentais vis dėlto yra reikalinga atsiversti ir pakeisti savo mąstymą. Kaip jau minėjau, lietuviams, mūsų protėviams, jų tikėjimą buvo labai sunku pakeisti, nes jie, kaip minėjau, 1009 metais nužudė vyskupą Brunoną ir vėliau mūsų Lietuvos karalius Mindaugas ir taip pat kunigaikštis Vytautas ir taip pat Jogaila, kas buvo man įdomu, kai mes buvom būtent ekumeninėse pamaldose Šiauliuose, tai ten vyskupas Bartulis katalikų bažnyčios, jis pasakojo, kad būtent tą dieną, kai mes buvome būtent Šiauliuose, tai aš užėjau į katalikų bažnyčios katedrą ir jis būtent toje katedroje pasakojo, kad jie įneša šventosios Jadvygos relikvijas į katedrą ir jisai priminė tą istoriją, kurią turbūt žino daugelis Lietuvos žmonių. Jis priminė apie šventą Jadvygą, kodėl jinai yra padaryta šventa, paskelbta šventąja, kadangi jinai 12 metų būdama ištekėjo už Lenkijos karaliaus lietuvių Jogailos. Ir būtent Jogaila buvo įkalbėtas galbūt tos Jadvygos savo žmonos, kad kadangi Lenkija ir Rusija jau buvo krikščioniškos šalys, jos buvo pakrikštytos, kad ir Lietuvą reikėtų pakrikštyti, kadangi Lietuva, kadangi yra pagoniška šalis, tai į Lietuvą atvyksta įvairių tautų kryžiuočiai ir kalavijuočiai, ar tai būtų iš Latvijos, ar tai būtų iš Vokietijos, ir jie tiesiog su ta intencija krikštyti Lietuvą, bet jie atvyksta čia ją plėšti, tiesiog išnaudoti, vogti, čia apvogti daugelį lietuvių ir tiesiog žudyti ir prievartauti jų žmonas ir jų dukras. Tai kad to nebūtų, tai Jadvyga įkalbėjo, arba jie kalbėjosi su savo vyru Jogaila, ir kad jie darytų viską, kad Lietuva būtų pakrikštyta. Ten taip įdomiai yra rašoma, kad Lenkijos karalius Jogaila ir Lietuvos kunigaikštis Vytautas
jie plaukė Nemunu, paskui Dubysą ir jie atsiplukdė dar ir iš Kijevo Rusios, iš Lvovo miesto vyskupus, kad jie galėtų, iš Lenkijos taip pat, kad jie galėtų apkrikštyti Žemaitiją, kuri ilgą laiką dar nepriėmė krikščionybės, nes Lietuvos dalis iki Žemaitijos jau buvo pasikrikštijusi, tuo tarpu žemaičiai ilgai priešinosi. Ir kaip žinia, Lietuva buvo, galima sakyti, ta dalis Lietuvos buvo pakrikštyta 1387 metais. Tuo tarpu Žemaitija tik tai 1413 metais. Ir nuo Brunonų, pasirodo, reikėjo laukti Lietuvai apie 400 metų, kol pagaliau jie sutiko pasikrikštyti. Ir tai buvo nebe kraujo praliejimų, tai daroma, tai buvo sunkus laikai. Ir būtent tada kunigaikštis Vytautas, jis ten įsteigė kunigų seminariją Varniuose, ir čia Medininkuose tenai, kad būtų galima Lietuvoje jau turėti savus kunigus ir vyskupus, kurie suprastų lietuvių kalbą ir papasakotų žmonėms, ką tai reiškia krikštas ir ką tai reiškia iš viso pasikrikštyti ir tapti krikščionimi arba Kristaus sekėju. Tai netgi Vytautas užsakė daug krikšto rūbų iš Lenkijos, jie buvo pasiūti, kad žmonės, eidami krikštytis, tiesiog turėtų tam tikrą norą tapti krikščionimis. Tai mes turbūt galime pastebėti ir prisiminti, kad ir apaštališkoje bažnyčioje, pradedant apaštališką bažnyčią čia Lietuvoje, taip pat buvo tam tikros dovanos ir maisto paketai, labdara duodama žmonėms, kad juos paskatinti tapti apaštalų bažnyčios tikinčiaisiais. Ir tai buvo daroma panašiai ir Lietuvoje, kada buvo duodami būtent krikšto rūbai ir būdavo žmonės krikštijami ir tiesiog kunigaikščiai maldavo žmonių, kad jie pasikrikštytų, nes jeigu jie nepasikrikštys, tai vėl atvyks įvairūs kryžiuočiai čia ir jų vaikus teks imti į armiją ir jie bus nužudyti ir jų žmonos bus prievartaujamos, dukros taip pat. Tad, kad to išvengti, tai buvo prašoma tiesiog, kad žmonės pasikrikštytų ir taptų krikščionimis. Ir tada kitų šalių kryžiuočiams nebūtų preteksto atvykti čia į Lietuvą ir tuo pretekstu išnaudoti ir plėšti ir prievartauti žmonės, kurie gyveno Lietuvoje. Taigi tai nebuvo paprasta ir nebuvo lengva. Ir mes skaitome, kad ir apaštalams perduoti tą tikėjimą, apaštališką tikėjimą Izraelyje ir kitose tautose nebuvo lengva. Nes krikščionys buvo persekiojami ir žudomi, panašiai kaip ir Lietuvoje, nes jų niekas nenorėjo, net tai buvo paprasta. Ir šiandien mes galim turbūt pastebėti, kad vėlgi apaštališką mokymą mums perduoti, kaip minėjau pradžioje, buvo lengviau, dabar jau tai darosi sunkiau. Ir žmonės pakviesti, kad jie ateitų į bažnyčią ir į pamaldą šiais laikais yra gan sudėtinga. Nes vienas kunigas kartais ir juokauja, sako, netgi kai mes pakviečiame jaunuolius į bažnyčią, tai jie anksčiau, sako, kai mes pakviesdavom ir ateidavo į pamaldas, į mišias žmonės, tai jie atsineždavo maldaknyges. Knygelės giesmių jie turėdavo su savim arba bažnyčioje jos būdavo. Bet dabar, sako, kai mes pasikviečiame jaunuolius ir jaunuolės, tai jie įsitraukia jau nebe maldaknyges, bet telefonus. Ir jie bažnyčioje tiesiog sėdi su telefonais ir juos ten žiūri, skaito ir todėl jiems Evangelija, atsivertimas yra toli gražu neįdomu, nes internetas kur kas yra įdomiau. Taigi laikas pasikeitė ir mums perduoti Evangeliją yra gan sudėtinga, bet vienas turbūt yra toks kelias, kurį turbūt jau daugelis seniai žino, kad pirmieji tikėjimo daigai turėtų vis dėlto būti įdedami į mažus vaikučius, kol jie dar yra jauni. Ir tas įdėjimas turėtų būti pavyzdžių tėvų, kurie turi išsaugoję tikėjimą. Ir kartais mūsų vyskupas, mūsų krašto evangelistas yra pasakoja, kai jie mato, kad jie kaip tėveliai meldžiasi kartu,
kad jie kaip tėveliai kartu kartais ir gieda, tai vaikai matydami tą pavyzdį, jie taip pat meldžiasi ir tą mes, sako, galime tuo pasigrožėti, kai mes einame kartais miegoti, mes žiūrime, kad mūsų dukra yra tiesiog atsiklaupusi prie lovos ir jinai meldžiasi. Galbūt šiandien sakytų daugelis žmonių, na, žinot, tai yra atgyvenos, šiandien jaunimas nesimeldžia paprastai, nes tai jiems yra nepriimtina, nes kai jie išeina į gatvę, į pasaulį, tai pasaulis juos jau auklėja savaip ir todėl, kad ten šeimoje juos ir išmokinsi, ten melstis, tai pasauliečiai sakys, kad tai gėda yra, kad tai yra žema, kad tai yra senoviška, kad paprastai jaunuolių daug kas vis dėlto nuo to tikėjimo ir meldimosi jaunuolis daug kas pasistengs, galima taip sakyti, išvesti arba pasistengti daryti viską, kad jie to nebedarytų, kad tai būtų tiesiog gėda. Tai vis dėlto man buvo savotiškai įdomu, kad Japonijoje mokykla, kurioje mokosi vaikai lygi 4 klasės, tai jie yra mokomi, galim taip sakyti, kad Japonija švietimo sistema yra viena iš tokių turbūt geriausių visame pasaulyje, nes jie moko nuo pat mažų dienų vaikus gerbti vienas kitą, gerbti vienas kito darbą, gerbti vienas kito santykius, ne tik tai, kad tarpusavyje vaikai su vaikais, bet taip pat gerbti senelius, gerbti ir mylėti gyvūnėlius, gerbti ir tausoti bei saugoti gamtą ir aplinką, kurioje jie gyvena. Ir jie būtent mokomi to yra iš pat mažų dienų. Ir kas buvo dar įdomu, jų mokyklose berniukai ir mergaitės, jie turi mokyklinę uniformą, kad nebūtų tam tikros konkurencijos ir tėvai neturėtų tą problemą, kad jeigu vienas tam kitas gražiau apsirengęs, tai kad ir jiems nereikėtų stengtis kažkaip įtikti savo vaikams. Ir kas man dar buvo įdomu, kad mokyklose nėra valytojų. Ir patys mokiniai valosi klases, koridorius, tualetus ir jie būtent gerbia kitų mokinių darbą. Nežinot, kai taip jau yra gyvenime, mes turbūt tą puikiai žinom, kai mūsų mokyklose būdavo valytojos, tai ar mes ten ateidavom su nešvariais batais ir padais, tai mums dėl to nelabai taip būdavo ir įdomu, nes yra valytojai, jie išvalys. Arba jeigu ten numesi kokią nors šiukšlę šalia šiukšlinės, tai yra darbuotojai, kurie tą šiukšlę surinks. Tai šiandien kažkaip panašiai yra mąstoma, kai kuriuose dar netgi miestuose, tai kam tą mesti šiukšlinę, reiškia, šiukšlę į tą šiukšlinę, jeigu tu gali per langą išmesti ją, iš namo per langą, iš mašinos per langą, gali ant šaligatvių numesti, juk yra darbuotojai, jie sušluos ir surinks. Bet ten auklėjimas yra kitoks, kad jeigu pats vaikas arba patys mokiniai, jie valosi savo klases ir savo tiesiog tualetus, tai jie be abejo stengsis gerbti kitų mokinių darbą. Ir jeigu pamatys, kad kažkas ten kažką netvarkingai numetė, tai jie patys tarpusavį auklės vienas kitą, kad to nedaryti, kad gerbtų jisai darbą kito mokinio, kuris kartu su juo dirba ir mokosi. Netgi tai man buvo savotiškai irgi įdomu, kad netgi buvo tokių siūlymų. Vienas profesorius sako, kad kartais mes galvojame dar, ar nebūtų gerai iš viso, kad mergaitės mokintųsi atskirai ir berniukai atskirai mokyklose. Nežinau, kaip tą reikėtų čia įspręsti teisingiau, bet yra manoma, kad jauni žmonės, jauni mokiniai, kurie mokinasi kartu su mergaitėmis, ir tai yra berniukai ir mergaitės, tai yra sakoma, kad daug energijos ir daug tokių bereikalingų minčių ir pagundų trukdo mokiniams mokintis ir priimti tai, kas yra dėstoma. Taigi pasirodo, kad mokinys turi būti tokioje aplinkoje, kurioje jisai dėmesį galėtų skirti tik tai į mokymą, bet nei berniukus, nei mergaites, nei telefonus ir panašiai. Tai yra sakoma, kaip tu gali išmokyti mokinį,
kuris negerbia mokytojo arba yra užsiėmęs visai kitais dalykais. Taigi pasirodo, kad gyvenimas mus tiesiog moko ir šiandien mes turbūt galim pastebėti, kad jeigu krikščioniško mokymo nebus darželiuose, jų vietą būtinai užims kiti mokymai. Ir tą mes galime šiandieną pastebėti, kad ir mokyklose, ir darželiuose yra jau kitoks mokymas, kuris dėja jau nėra toks šventas. Nes ką reiškia šventas? Šventosios dvasios dovana, tai reiškia šventumas. Tai reiškia, kaip minėjau, šventos mintys, šventas elgesys, šventi žodžiai, pagarba vienas kitam, pagarba gamtai, pagarba žmogui, seneliams, moterims, vaikams. Taigi to turėtų būti mokoma būtent. Vaikai turėtų būti mokomi nuo pat mažų dienų. Ir tai turi didžiulę įtaką netgi visos žmonijos gyvenime. Kodėl? Todėl, kad yra šiandieną dar taip pat ir tikėjimų, ir yra tokių mokyklų, ir tokių darželių, kur berniukai yra auklėjami kaip kareiviai, kurie yra mokomi jau žudyti. Ir kurie yra skatinami nekęsti svetimos tautos, apie kurią yra sakoma, mes prisimenam ir jūs turite nepamiršti, kad svetimoji tauta nužudė mūsų protėvius. Todėl visas jūsų gyvenimas turi būti kaupimas informacijos ir galimybių, kaip mūsų priešą sunaikinti. Tiesiog kaip tautą sunaikinti ją, kad jos nebūtų, tada mes galėsim laimingai gyventi. Tai tokių šiandien mokymų pasirodo yra. Ir todėl būtent krikščioniškoji evangelija turėtų arba būtų labai gražu, jeigu jinai galėtų pasiekti visas tautas visame pasaulyje. Nes būtent Jėzus, siųsdamas savo apaštalus, tą ir sakė, kad eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmones, mokydami juos laikytis visko, ką aš tik tai esu jums įsakęs, ir krikštydami juos vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir čia, kai dar apaštalas Petras pasakė, kiekvienas te pasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, tai kartais kai kurie teologai sako, kad graikų kalboje tas žodis krikštas, jį galima išversti dar ir kita prasme tą žodį krikštą, nes tas žodis krikštas gali būti išverstas kaip panardinimas. Tai reiškia, pakrikštyti tai reiškia panardinti į Jėzaus mokymą. Kitaip tariant, žmogus turi įsisąmoninti Kristaus mokymą arba jo evangeliją ir gyventi tomis mintimis, kad Kristus, kaip ir apaštalas Povilas taip vaizdžiai sako, gyventų jūsų širdyse. Tai galbūt kartais sunku, kad suprasti, kaipgi dabar Jėzus gali gyventi mūsų širdyse. Bet apaštalas norėjo pasakyti, kad Jėzaus mintys, jo mokymas, jo evangelija, kuris sako, mylėkite savo priešus, laiminkite juos, bet nekeikite, atleiskite. Ir jeigu jūs mylėsite vienas kitą, tai iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai. Taigi, jeigu tokia dvasia gyvena žmoguje, tai žmogus yra pripildytas tos meilės ir tikėjimų, kurį norėjo perduoti Jėzus, ir jis norėjo, kad visų tautų žmonės, vaikai ir suaugę, visi būtų auklėjami būtent toje šventoje dvasioje, kuri pasauliui buvo ir yra duota per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Nes pasirodo, netgi žydų tikėjime tokio mokymo nebuvo. Ir man buvo savotiškai įdomu ir keista, kaip Jėzus, būdamas žydas ir žinodamas žydų tautos papročius ir tradicijas, sugebėjo pasipriešinti arba pasakyti, kad žydų tikėjime ne viskas yra gerai. Nes mes skaitome, kad žydų tikėjime buvo taip, kad jeigu žmogus padarė nuodėmę, sakykime, kaip ir ta moteris, kuri buvo atvesta pas Jėzų, tai pagal žydų įstatymą, tokią nusikaltusią ir neištikimą moterį, reikėjo užmušti akmenimis. Bet jeigu tikėjime yra kažkam suteikta galimybė žudyti, tai tas tikėjimas yra neteisingas.
nes jeigu žmogus žudo kitą žmogų, tai jisai tampa jau žmogžudžiu ir dar didesnis nusikaltėlis negu tas, kuris nusikalto daug mažiau. Taigi, ištvirkauti, tai kur kas yra turbūt mažesnė nuodėmė negu žudyti. Tuo tarpu žydų įstatyme buvo taip, kad būtent žmogus, kuris padarė tokią nuodėmę arba panašią nuodėmę, jis buvo baudžiamas mirtimi kaip ir Jėzus. Atrodo, jis nieko nežudė, nieko blogo niekam nedarė, bet tiesiog žydai per romiečių kareivių rankas, jų rankomis tiesiog Jėzų privertė nužudyti. Tai toks tikėjimas nėra teisingas, nes ten, kur yra žudynės, ten, kur yra neapykanta skatinama, tai nėra Jėzaus Evangelija ir tai nėra šventosios dvasios mokymas. Nes šventosios dvasios mokymas yra surištas arba tiesiog pripildytas meilės ir stengimuose atleisti vieni kitiems. Ir štai būtent tokią Evangeliją apaštalas norėjo perduoti visiems žmonėms ir sakė, kad būtent ir visiems kitiems, ir toli esantiems, kuriuos tik pašauks viešpas mūsų Dievas. Bet šiandien, kaip minėjau, mums ne tik tai, kad yra sudėtinga gan savo vaikams perduoti Jėzaus Evangeliją arba tą šventąją dvasią kaip dovaną, tai ką jau kalbėti apie kitus žmonės kitose šalyse. Nes turbūt reikėtų pastebėti, kad šiandien yra žmonių, kurie sako, žinot, aš esu pats mokytojas, sako, bet štai mano viena dukra tiesiog neina į mokyklą. Tiesiog neina. Ir aš kaip tėvas, negaliu juos priversti, kadangi šių laikų įstatymas draudžia naudoti bet kokią psichologinę arba fizinę prievartą žmogui, kad jį priversti, sakykime, kaip mokinę, eiti į mokyklą ir mokintis. Tiesiog nėra tokių galimybių nėra. Ir sako, aš kaip mokytojas, bet aš negaliu dukrai pasakyti, kad jinai eitų į mokyklą. Jinai tiesiog neina. Tai šiandien turbūt pasakyti, kad arba perduoti tą tikėjimą, Jėzaus tikėjimą, savo netgi vaikams pasirodo, yra ne taip paprasta, yra gan sudėtinga. Ir aš prisimenu, mūsų vienas ganytojas, dabar jau poilsyje yra, jisai sako, kai man reikėjo nuvažiuoti ir melstis už mano sergantį tėtę ir švęsti kartu su juo šventą vakarienę, sako, patikėkime, tai man nebuvo labai paprasta. Tėtei, melstis už tėtį ir švęsti su juo šventą vakarienę, tai nebuvo paprasta. Taigi pasirodo, kad yra sakoma, kad ir Jėzus netgi sakė, kad savo namuose pranašu nebūsi arba savo tautoje. Tai irgi yra tam tikri sudėtingi dalykai ir kartais yra sakoma, štai kunigo vaikai, va ten ir tas ir tą padarė, bet pats kunigas ten ir taip nusidėjo. Tai pasirodo, kad vis dėlto mums kartais patiems savo, mes galime taip sakyti, kartais mes patys su savimi nesusitvarkom, tai ką mes galim sutvarkyti kitus žmonės arba netgi savo artimuosius, kurie yra šalia mūsų. Bet vėl, to, ko negali žmogus, tą gali padaryti mielas Dievas. Nes mūsų apaštalai, kurie važinėja po įvairias pasaulio šalis, jie susitinka arba jiems tenka išgyventi tokių uždavinių, tam tikrų, kad, sakykime, būna tokių atvejų, kada nuvažiuoja į vieną ar kitą šalį, kurioje yra, sakykime, tikėjimai, kurie leidžia vyrams turėti keletą žmonų. Ir ten yra tikėjimų, kuriuose žmonos yra, galima taip sakyti, priklausomos nuo vyrų. Ir jos negali daryti tai, ką jos nori. Ir mes turbūt žinome, kad kartais yra lietuvaičių, kurios išteka už kitų šalių vyrų, kurie išpažįsta kitokį tikėjimą ir jos turi problemų, nes kartais joms tenka būtent netgi tiesiog palikti savo kūdikius ir jos negali jų netgi pasiimti. Joms tenka kartais netgi galbūt į savo tėvynę nepavyksta sugrįžti. Taigi tai yra
Tai yra pasaulis, su kuriuo mums dėja tenka skaitytis. Ir kai yra sakoma, kad kai nuvažiuojama į šalis ir bandoma perduoti krikščionybę žmonėms, kurie turi keletą žmonų, tai tada jiems yra pasakoma, kad krikščionybėje tokio dalyko kaip daugpatystė nėra. Ir jiems reikėtų tada apsispręsti, su kuria iš tų žmonų gyventi. Bet tos žmonos turi ir vaikučius. Ir kaip dabar pasakyti žmonai, kad tu dabar jau tu palik šeimą, palik vyrą, pasink savo vaikus arba palik vyrui, nes taip nekrikščioniškas gyvenimas yra toks. Tai pasirodo taip neišeina. Ir buvo toks atvejis, kada viena žmona, kuri buvo kito tikėjimo ir jinai išgirdusi Evangeliją apie Jėzų, tai šitą Evangeliją jai labai patiko. Ir jinai sako, aš prašiau, kad už mane būtų pasimelsta ir aš priėmiau Jėzų, aš tapau krikščionė. Ir kai grįžau į namus ir pasakiau, kad aš tai esu krikščionė, aš priėmiau Jėzų, mane jisai išgelbės, mane jisai prikels ir aš turėsiu amžiną gyvenimą su juo, tai vyras pasakė, nuo šiol tu jau nebesi mano žmona. Ir vaikai jai pasakė, nuo šiol tu nebesi mūsų motina. Ir namai, kuriuose tu gyveni, yra jau ne tavo. Išeik iš mūsų namų ir gyvenk su Jėzumi, kur tu nori. Tai mes galime įsivaizduoti, ką reiškia šiandieną skelbti Evangeliją arba pamėginti ją perduoti kitiems žmonėms. Tai yra sudėtinga. Ir kartais yra sakoma, kad ir keliautojai, kurie keliauja po įvairias pasaulio šalis, jie mums sako, kad mes neturėtumėm kištis į žmonių tarpusavio santykius, ypatingai į jų šeimyninius santykius, nes tai yra žmogaus tokia, sakyčiau, privati erdvė. Ir šiais laikais jau kištis į žmogaus asmeninį gyvenimą pasirodo, jau dėja negalima. Ir todėl keliautojai ir sako, nemėginkite įvesti savo tvarką arba pakeisti savo įstatymus toje valstybėje, kurioje jums atrodo, kad taip negalima, nes galite susidurti su problemomis. Taigi pasirodo, kad šiais laikais skelbti Evangeliją arba išeiti panašiai kaip anais laikais, kai žmonės išeidavo į gatves ir tiesiog skelbdavo Evangeliją, o tai buvo dar ir kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai buvo tokios akcijos, kada įvairios bažnyčios tikintieji tiesiog išeidavo į gatves ir kviesdavo žmonės priimti Jėzų. Ar jie keliaudavo, ar jie traukiniuose būdavo, jie sakydavo, priimkite Jėzų, skelbdavo Evangeliją tiesiog iki vakaro. Kartais sako, netgi užmigdavom tiesiog mieste, parkuose netgi tiek būdavo išvargę. Tai buvo laikas, kai žmonės ateidavo ir domėdavosi. Bet šiandieną, jeigu mes tą mėginame daryti, dėja to nepavyks. Jau žmonės mąsto kitaip. Ir jie jau yra daug ką girdėję, daug ką matę apie kunigus, apie bažnyčias, apie tikėjimą. Ir todėl šiandien jau pakviesti žmonės tikėti yra gan sudėtinga. Bet vėl dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad kartais yra žmonių mąstančių, kad tikėjimui atėjo laikas, kada jisai turi pasitraukti iš žmonių gyvenimo, nes paprastai šiandieną žmonių išsilavinimas, jų geras pragyvenimas, žmonės dabar gerai gyvena ir jiems sako, mums Dievo nereikia, mes turim visko savo, mes žinom tos bažnyčios kunigus, tikinčiuosius, tos tikėjimus, tas šventas knygas, tą senovę visą ir tą apgaulę visą, todėl mums tikėti Dievu jau šiandieną yra neįdomu. Ir nemažai žmonių, panašiai kaip ir vienas toks Rusijoje, jisai pavadino save ateistu, vienas iš vyriausių ateistų Rusijoje sako, kad šiandieną tikėti Dievu yra gan sudėtinga, bet ir būti ateistu yra taip pat sudėtinga. Nes būti ateistu ir įsivaizduoti arba tikėti, kad šitas pasaulis atsirado įvykus didžiajam sprogimui, tai reikalingas didžiulis tikėjimas, kuris neturi jokio mokslinio pagrindo, kad ir kaip būtų gaila. Nes nėra jokio fizikinio dėsnio,
kuris galėtų pasakyti, kad negyva materija gali sukurti protingą, gyvą arba bent menkiausią molekulę arba dalelę, mikrobą, virusą, kuris galėtų būti gyvas. Tai tokio įstatymo mokslas nežino, tokio dėsnio nėra, nes negyvas daiktas gyvybės pagimdyti negali. Ir tik tai išmintinga šitokį pasaulį gali sukurti tik tai išmintingas sutvėrėjas. Taigi paprastai ateistui nelabai yra ką pateikti kaip įrodymą, kuris patvirtintų, kad Dievo nėra. Kad Dievas yra, tai liudija visas pasaulis, jo sudėtingumas, jo grožis. Neseniai teko žiūrėti įvairių pasaulio paukščių spalvas ir jų plunksnų grožį. Tai, žinot, tiesiog negali atsigrožėti, kokios spalvos, kokios formos, kokia išmonė yra sugalvoti įvairiausių paukščių, juos taip išpuošti. Tai visa tai neprotingas sprogimas nudažyti gražiausiamis spalvomis. Tas pačias gėlytes ir tuos paukščius tikrai negalėjo. Tam, kad gyvūnas galėtų gyventi, jam reikalingos yra neapsakomai sudėtingos atmosferinės ir kitokios sąlygos. Nes daug šiandien astronomų, ir kosmonautų, kurie skraido po planetas, tam pačiam Mėnulyje, jie, kad ir kaip būtų gaila, ten mes galim pastebėti, kad ten gyvybės nėra. Nes tam, kad gyvybė egzistuotų, reikalinga labai daug tokių nustatymų labai tikslių, kad žmogus galėtų gyventi, kvėpuoti, būti šildomas ir tiesiog galėtų daugintis. Tai tam visam sudaryti sąlygas neprotingas sprogimas deja padaryti negali. Taigi pasirodo, kad šiandien yra gan sudėtinga būti netikinčiu ir gan sudėtinga būti tikinčiu. Tai šiandien turbūt nemažai žmonių yra tokie, nei šilti, nei karšti. Nei šalti, nei karšti. Tokiam, galime taip sakyti, daug žmonių sako, mes turim savo tikėjimą, mes turim savo įsivaizdavimą ir savo Dievą. Mes jį taip, kaip ir sakoma, buvo anksčiau, ne Dievas sukūrė žmogų, bet žmonės šiandieną susikūrė Dievą. Nes daugelis dievų, vis dėlto, į kuriuos šiandien žmonės tiki, jie deja nekviečia žmonės būti ir tapti vieningais. Nes ir apie Jėzų kartais yra sakoma, kodėlgi Jėzus yra vienintelis Dievas arba vienintelis kelias į išganymą. Juk yra daug dievų, yra daug religijų ir yra daug žmonių, kurie be religijos ir tikėjimo gali būti geri ir gali patekti į amžiną gyvenimą. Todėl, kodėlgi būtent vien tik tai Jėzus. Taigi, daug yra visokiausių nuomonių ir galvojimų pasirodo. Bet be šventosios dvasios pasirodo ir be Dievo pagalbos žmogus, kaip būtų gaila, pats savęs išsigelbėti negali. Nes kartais yra juokiamasi apie Münchhauseną turbūt, apie kurį yra sakoma, kad jisai, kai skendo pelkėje, taip pat save išsigelbėjo, išsitraukė už plaukų pasiėmęs. Taigi kartais žmogus pats savęs išgelbėti negali. Jam pasirodo reikalingas yra išganytojas ir deja mums kito vardo po dangumi nėra duota, per kurį mes galime būti išgelbėti, kaip tik tai mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardas. Nes pasirodo, kad yra dvasių ir yra ir bus kaltintojų, kurie mus apkaltins tokiais dalykais, apie kuriuos mes net negalvojam. Man buvo savotiškai keista, kai man paskambino iš nepažįstamo telefono, nepažįstamas žmogus, nežinau iš kur, ir jisai sako man, žinote, jūs esate turbūt jau pagyvenęs, sakau taip, tai sako, tai jūs turbūt man siuntėte tą siuntinį, sakau, ne, aš niekam nieko nesiunčiu. Sako, tai dabar jau prisipažinote, kad jūs. Tai sako, dabar mes susitiksime policijoje. Aš einu į policiją ir jūs paskųsiu. Tai aš pagalvojau, paskui aš užblokavau tą telefono numerį
Ir galvoju, mums kartais, kai mes paliksime šitą pasaulį, galbūt į galvą neateis, kad atsiras ten mirusiųjų mūsų, kurių mes nepažinojame, nepažįstam, kurie mus apkaltins tokiais dalykais, kurių mes net nežinom. Panašiai kaip ir Jėzus, kuris nieko blogo atrodo nedarė, bet atsirado žmonių, kurie jį apkaltino tokiais nusikaltimais, kurie buvo įvertinti, kad jiems reikia įvykdyti mirties bausmę. Ir man buvo vėl labai keista ir įdomu, kad dar ir šiandieną yra tikėjimų, kurie sako, kad jeigu jūs pakeisite savo tikėjimą, tai yra tokia nuodėmė, kad ją galima išpilti tik tai savo mirtimi. Taip tariant, pakeisti tikėjimą negalima, nes jeigu tu pakeisi, būsi nužudytas. Tai yra siaubas. Bet ir šiandien pasirodo yra tokių žmonių, kurie taip galvoja, kad ir kaip ta religija arba patikėjimas būtų galbūt nepriimtinas, bet tu jo negali pakeisti, kitaip tai mirtis. Tai yra baisu. Tai pasirodo, kad ir šiandieną tokių tikėjimų yra ir būtent norint tai pakeisti, tai vis dėlto nebus lengva. Bet ir vėl, mes meldžiame mūsų mielo dangiško tėvo, kad jis pašauktų žmonės būtent, nes jeigu mes šaukiame žmonės, paprastai kviečiame į pamaldas, tai mums tą yra sunku padaryti, bet todėl mes meldžiame mūsų mielo dangiško tėvo, kuris sakė, ir mūsų viešpats Jėzus sakė, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepašauktų mano dangiškas tėvas. Amen. Šiandieną ruošiame švęsti šventą vakarienę ir prieš ją švenčiant galbūt galėtumėm vėl pagiedoti 120-osios giesmės pirmąjį skirsnelį. Aš atnešu tau širdį ir viską,